Ar kada susimastėte, kad skirtingi miesto rajonai nėra vienodi? Vykstant urbanizacijai ir modernėjant pasauliui, žmonės ėmė skirti daug dėmesio miestų išdėstymui. Skirtingos pasaulio vietos turi skirtingas miestų struktūras, tačiau šiandien susipažinsime su mums artimų vakarietiškų arba kitaip vadinamų anglo-amerikietiškų miestų funkcinėmis zonomis. Senamiestis – tai yra senoji miesto dalis, dar kitaip vadinamas istorinis branduolys. Dažniausiai jis yra saugomas kultūros paveldo, o Vilniaus senamiestis yra įtrauktas net į UNESCO paveldo sąrašą. Vakarietiški senamiesčiai yra būdingi Europos miestams, tačiau jų galime rasti ir Jungtinėse valstijose. Šioje zonoje yra būdingi įvairūs architektūros stiliai, brandi žemės kaina, eismo ribojimai bei intensyvus turizmas. Centrinis verslo rajonas – tai centrinė miesto dalis, kurioje yra sutelkta miesto komercinė veikla, biurai bei privatūs verslai. Šiai zonai yra būdingi aukšti naujos statybos pastatai, dangoraižiai, didieji prekybos centrai, prašmatnūs butai ir viešbučiai. Kauno miestas atskiro verslo rajono neturi, tačiau jo užuomazgomis galima vadinti vietą prie Akropolio prekybos centro, kur yra pastatyti keli stikliniai pastatai skirti įvairioms įmonėms. Pramonės zona – tai miesto dalis, kurioje yra įsisteigusios pramonės įmonės. Dažniausiai yra nepatraukli, triukšminga, vyrauja didesnė oro tarša. Šiais laikais pramonės įmonės yra iškeliamos į užmiesčius, kuriasi specialios vietos vadinamos laisvosios ekonomikos zonomis. Vilniuje geriausiai pastebimas pramonės rajonas yra Paneriai, o Kaune – Petrašiūnai. Vidinė gyvenamoji zona – tai senesnės statybos gyvenamieji rajonai. Lietuvoje jie susikūrė 20 amžiaus pirmoje pusėje, o šiandien jų ypatumai yra vidutiniškai brandi būsto kaina, renovacijos poreikis, kelių aukštų pastatai bei privatūs namai. Vilniuje tokių rajonų pavyzdžiai yra Žvėrynas ir Antakalnis, o Kaune Žaliakalnis bei Panemunė. Naujoji gyvenamoji zona – tai palyginti naujos statybos gyvenamosios zonos. Lietuvoje jų daugiausiai susikūrė sovietmečiu, tačiau naujų rajonų atsiranda ir nepriklausomybės laikais. Jie ypatingi pigia žemės kaina, daugiaaukščiais namais, žaliais plotais ir parkais. Vilniaus naujoji gyvenamoji zona susideda iš tokių rajonų kaip Lazdynai, Karoliniškės ar Pilaitė, o Kauno Šilainiai, Aukštieji Šančiai bei Dainava. Priemiesčio zona – tai rajonas susitelkęs miesto pakraščiuose arba aglomeracijose. Žemė čia palyginus pigi, daug modernių privačių namų, daug žalumos, mažai triukšmo ir taršos. Tačiau ši zona susiduria su tam tikromis problemomis. Dažnai joje gali būti nepakankamai išvystyta inžinerinė infrastruktūra, trūksta mokyklų, parduotuvių ar susisiekimo galimybių.